Ką tavo priešai apie tave šneka? O, norėtų tave sunaikinti. Visiškai. Ką jie daro, kad tave sunaikinti? Negali sunaikinti jie tavęs, bet labai norėtų, kad tau keliai uždaryti būtų, kad tu negalėtum įsisukti. Tačiau taip nėra. Bėgam. Matai? Stovi blokas, jie negali nieko tau padaryti. Kas tą bloką tau pastatė? Kas tą bloką tau pastatė ir kad jis irgi nerimsta. Kažkas labai stiprus ir galingas. Galbūt tai tu pati, ne? Pasistatei savo bloką labai galingą. Tai gali būti, kur tu nevalgom, gali būti jūsų mintis. Labai stiprios mintis. Mokate pasidaryti apsaugą mintimis. Tvarkoj. Kas jūsų laukia toliau su šiuo priešu? Žiūrėkit. Nevalgom ant kortų, bėgam iš čia. Taip. Su šiuo priešu kas laukia toliau? Žiūrėkit. Priešas jūsų nepasieks, viskas yra ant pauzės, viskas yra sustabdyta. Jūsų laukia naujas kelias ir begalybė pasirinkimų. Kokiu keliu jūs eisite? Taip, kokiu keliu jūs eisite? Visų pirma, bandysite išsiaiškinti, kas jums priklauso iš tiesų. Pavyzdžiui, galbūt turite problemų su teisėsauga, ne? Galbūt turite turto dalybos klausimą, galbūt apskritai kažkoks tai teisminis dalykas dar vyksta, galbūt kažkas bando kažką prisiteisti, ne? Ir jūs negalite įsiaiškinti su savo priešais toks dalybų klausimas, ne? Taip, čia mes kalbam apie tai, kad bet kokiu atveju priešam viskas grius, jiem nepavyks, kažkaip jūs mokat labai gražiai įsprūsti iš jiem iš rankų, ne? Jūsų laimėjimas bus, nors galit jausti dar poveikį, galit jausti, kad jum dar vis tiek kiša koja, kaip buvimą tokį šalia tokio negerumo, ne? Vis tiek neatstos nuo jūsų priešai. Gali daryti įvairių poveikį, gali netgi per magiją daryti, gali prakeikti, keiksnoti įvairiai, rodyti charakterį ir palenkti savo pusę, gąsdinti taip pat gali. Štai, gali netgi kreiptis pas magus, ne? Kad jums būtų tik blogiau. Dės pastangas, vis tiek dės kažkokią tai darbą, kad tik jums būtų negerai. Taigi, kuom pasibaigs šita istorija? Super. Kuom pasibaigs? Super. Ir kuom dar pasibaigs? Super. Taigi, pabaiga skambės taip, kad jūs turėsite viską, ko jūs siekiate, nenustokite to siekti ir toliau kopkite, į viršų lipkite, siekite savo tikslų. Jum padės angelai, jum padės gerosios dvasios, pats Dievas jūs girdi, jum yra pergimimas, atgimimas. Taip pat yra, kaip šauksi, taip ir atsilieps. Jeigu jūs buvote nusiteikę gerai, jūs elgėtės su kitais žmonėmis gerai, gausite gerą rezultatą. Taip pat nerealią apsaugą ir visi jūsų reikalai eis tik geryn. Taigi, linkiu sėkmės, kas susidūrė su tokia labai